Sveiki, mėlėjai, nors laidos sezonas jau senai pasibaigęs, o ir moto sezonas eina į pabaigą, bet šiltas ruduo dar vis mus džiugina ir leidžia džiaugtis mūsų dviratėmis transporto priemonėmis. Ir jeigu kas nors pasako, Karoli, yra naujiena, atvažiuok pabandyti, aš tikrai negaliu susilaikyti iki kitų metų ir iki naujas laidos sezono, todėl šiandien esu Kaune prie Yamatechos salono ir keliaukime pasižiūrėti, kas per naujieną tenai. Taigi štai, naujiena yra čia, o tie, kurie iš jūsų seka motociklų pasaulį atidžiau, sakys man, Karoli, kokia čia naujiena? Čia tiesiog 24 metų MT-09, netoks ir naujas motociklas. Bet naujiena ne pats motociklas, naujiena yra štai čia. Kaip matote, kur turėtų būti bėgių kojelė, jos čia nėra. Ir taip yra dėl to, kad tai yra automatinis Yamaha MT-09 ir būtent tai aš šiandien išbandysiu. Turiu pasakyti, kad tai nebus pilna motociklo apžvalga, nes kai motociklą apžvelgiam laidoje, mes jį pasiėm savaitę, testuojam, bandom, tada filmuojam ir padarome jo normalią apžvalgą. Čia bus labiau pirmas įspūdis ir labiausiai koncentruotas į būtent automatinę greičių dėžę. Tai ką, nieko nelaukdami, sėdam ant moco ir bandom. Taigi, pirmi mano įspūdžiai iš karto nuo užkūrimo ir pradėsim. Šiame motocikle su automatinė greičių dėžė yra beraktė sistema, tai labai patogu. Keista, turiu pasakyti, yra sėdėti ant motociklo ir neturėti sankabos rankenėlės. Visada norisi už jos imti, bet turbūt įprasim. Tai ką, kuriam ir važiuojam. Beje, užkurti reikia laikyti stabdį. Bėgiam įmesti, čia yra rankenėlė, minusas, pliusas. Tai įdomu, ar įmes be stabdžio, įmeta. Dabar turim D režimą, yra dar D+, pabandysim juos abu. Ką, važiuojam, pasižiūrėsim, kaip čia šita automatinė greičių dėžė veikia. Kol kas viskas neblogai, kaip ir galima tikėtis. Man aišku labai keista, kai nėra sankabos. Atrodo, trūksta vieno iš mano pagrindinių įrankių. Net nelabai jauti, kad mėto. Įdomu, kaip bus mėtymas žemyn. Irgi nesijaučia. Beje, turiu pasakyti, kad su šiuo motociklu, tai yra MT-09 neautomatiniu, aš truputėlį esu susipažinęs. Labai nedaug važiavau su juo. Dar per metų motociklo rinkimus ir man paliko įspūdį šio motociklo variklis ir jo švelnumas. Taip pat paliko įspūdį, kaip gerai veikia Quick Shifter sistema ir ta gerai veikianti Quick Shifter sistema čia tikrai pasitarnaus šiai automatiniai, o gal turėčiau sakyti automatizuotai mechaniniai dėžiai. Dabar važiuoju ir tikrai viskas vyksta labai sklandžiai. Neturiu jokių priekaištų tokiam ramiame važiavime šiai dėžiai. Beje, kaip minėjau, yra tos rankenėlės, kurios leidžia bėgius pačiam permest. Aš galiu, pavyzdžiui, jeigu noriu, susižeminti bėgį arba pasiaukštinti. Tai, žodžiu, tuo metu greičių dėžė suveikia, pereina į mechaninį režimą, bet po kiek laiko jinai vėl grįžta į automatinį. Beje, kai bėgius mėto, aš jaučiu, kad motociklas naudoja sankabą, ypač metant bėgį žemyn. Vat, pavyzdžiui, dabar važiavau prieš posūkį, įsimetė trečias bėgis iš ketvirto ir jautėsi, kad tame permetime buvo naudojama sankaba. Šitoj vietoj nelabai man patiko tas permetimas, kai buvau žiede. Pajudėjimas iš vietos labai tolygus, jokių priekaištų tenai neturiu. Vienintelis įdomus dalykas, ką aš pastebiu, kad atrodo, kai važiavau su mechaninė greičių dėžė šiuo motociklu,
Quick Shifter sistema atrodė, kad veikia šiek tiek švelniau. Ir aš nežinau, ar tai yra dėl tikrai kažkokių mechaninių pakitimų, kurių realiai čia nėra labai daug. Tai yra tik tai motoriukas, kuris perjunginėja bėgius. Ir dar vienas motoriukas, kuris valdo sankabą. Bet galbūt tai yra labiau psichologinis dalykas, kai tu važiuoji ir pats žinai, kada meti bėgį, tai tu kaip ir tikiesi ir esi tam pasiruošęs. Tai gali būti, kad tik tai tas skirtumas yra tarp šitų dviejų sistemų ir labiau tai yra mano įspūdis negu iš tikrųjų kažkoks skirtumas. Bendrai paėmus sistema kol kas tikrai maloniai stebina. Nu tikrai iš vietos tai pajuda puikiai. Taigi, išbandžiau D režimą, reiktų pabandyti D+. Teoriškai D+ režimas turėtų laikyti aukštesnės šiek tiek apsukas arba greičiau nusimesti bėgį, greičiau jį paaukštinti, pasižiūrėsim. Vienas įdomus dalykas, kur tarkim važiuoji trečiu bėgiu ar ne, gazas dugnas, motociklas nenumeta bėgio žemyn, kur lyg tai jeigu pats valdytum, tai prieš akceleruodamas tu susižemintum bėgį, kad būtum aukštesnėse apsukose ir tada jau akceleruotum. Čia jisai to dėja nepadaro. Kaip tik įsuksim į mūsų posūkį kelią, pasižiūrėsim, kaip jaučiasi čia. Vėlgi, čia nevertinu motociklo valdymo savybių, nes reikia šiek tiek prie jo priprasti, suprasti, kas kaip vyksta, čia labiau žiūriu į greičių dėžę. Atvirai pasakius, nejaučiu ypatingai didelio skirtumo tarp D+ ir D, bet vėlgi aš važiuoju mieste, greitis nėra didelis, tad sunku būtų pajausti čionai tą skirtumą. Aš manau, jeigu važiuot užmiestyje posūkių keliu, kur aštriau akceleruoja, aštriau stabdai, tas skirtumas būtų juntamesnis, bet mieste nelabai. Ką aš galiu pabandyti padaryti, tai tiesiog įsijungti rankinį režimą ir jisai keičiamas šiuo mygtuku už, nežinau, rankenėlės, kaip čia pavadinti, iš galinės pusės šio mygtukų konsolės. Tai tiesiog paspaudžiam ir įsijungia MT režimas. Tai dabar pabandykime aukštyn bėgis. Wow! Tiesą pasakius, atrodo, kad čia ir yra tame esmė. Manau, kad tai visiškai psichologinis dalykas, nes perjungęs į manualinį režimą, aš žinau, kada spaudžiu mygtuką, žinau, kada tikėtis motociklo reakcijos ir man atrodo, kad tai visiškai tolygus jausmas. Bet kai motociklas pats tą daro, tada atrodo kažkoks šioks toks aštresnis tas jausmas. Tai reiškia, tai visiškai yra psichologinis pojūtis. Wow, ir turiu pasakyti, kad tos rankenėlės perjungti bėgius yra tikrai patogios. Jo, dabar kai esu įsijungęs mechaninį, tiksliau rankinį režimą, visiškai nejaučiu skirtumo tarp motociklo, kai bandžiau jį su mechaninė dėže ir su Quick Shifter sistema. Visiškai taip pat atrodo veikia. Tai labai įdomu. Beje, įdomus ir geras dalykas yra tas, kad nebūtinai turiu pats bėgius numetinėti žemyn. Motociklas išlaikys jūsų pasirinktą bėgį kaip įmanoma ilgiau, bet jisai sulėtėjus iki jau labai mažo greičio tikrai tuos bėgius žemins. Štai pažiūrėkit, važiuojam trečiu bėgiu, stabdau ir dabar tik įmeta į antrą ir pirmą. Tai, žodžiu, motociklas tikrai ilgai stengiasi išlaikyti šitą bėgį, trečią, bet jau kai pamatė, kad tikrai greitis trečiam bėgiui yra per žemas, tada jisai permeta žemyn pats. Labai gerai, labai gerai. Kągi, dar šiek tiek pasivažinėjau su šiuo motociklu, apsipratau su greičių dėžės veikimu ir galiu pasakyti dar keletą pastebėjimų. Pirmas dalykas, kuris man šiek tiek kliūna,
jeigu jūs esate posūkyje ir lėtėjate, gali būti, kad motociklas sugalvos sužeminti bėgį. Tas galbūt ne visai visada suteikia pasitikėjimo. Iš kitos pusės, jeigu jūs važiuojate sportiškiau, jūs greičiausiai naudosite rankinį režimą, labiau gal taip reiktų sakyti, kurio metu motociklas stengsis kuo ilgiau išlaikyti jūsų pasirinktą bėgį. Tai tokių problemų neturėtų būti. Geras yra tas dalykas, kad jūs važiuodamas net automatiniu režimu galite bet kada sužeminti bėgį, kai jums reikia. Deja, pats motociklas tą daryti nelabai linkęs. Tai žodžiu, variantas aštresniam greitėjimui visada yra jums po ranka. Kas liečia rankinį režimą, viskas čia veikia ganėtinai gerai. Mano vienintelis priekaištas šiame režime, lygiai taip pat kaip ir automatinėme, tai tarkim, jeigu aš važiuoju aštriau, ar ne, ir pavyzdžiui, numetu bėgį žemyn. Aš jaučiu, kad motociklas vietoj to, kad tiesiog panaudotų quick shifter sistemos pergazavimą ir bėgio numetimą, jisai naudoja sankabą. Ir tai man šiek tiek netinka agresyviam važiavimui. Agresyviam važiavimui norisi, kad kuo daugiau variklis būtų sujungtas su galiniu ratu. Tai reiškia, kuo mažiau sankabos naudoti. Ir dėja, tas veikimas, jisai taip veikia visada. Nesvarbu kokia situacija, jisai vis tiek šiek tiek sankabos naudoja, jeigu jūs esate pilnai atleidęs akceleratorių ir numetat bėgį žemyn. Visa tai iš esmės yra programinės įrangos reguliavimo klausimas. Tai noriu tikėti, kad ateityje ši programinė įranga tobulės ir greičių dėžė elgsis vis geriau ir geriau. Beje, automatiniam režime yra du važiavimo režimai. Tai yra D ir D+, apie kuriuos jau šiek tiek šnekėjau. Kai jūs persijungiate į rankinį režimą, jūs galite keisti nuo Street, Sport, Custom 1, Rain. Taip, labai švelnus akceleratorius Rain režime. Ir Sport režime, kaip galima tikėtis, aštriausias akceleratorius. Bendrai paėmus važiavimas šią automatizuotą mechaninę greičių dėžę mane maloniai stebina. Šiaip tikrai labai neblogai veikia motociklas. Aišku, iki tobulumo dar yra kur pasistengti, bet manau su laiku Yamaha tikrai patobulins ir prives šią sistemą. Nu, kam jinai iš tikrųjų skirta, pašnekėkime apibendrindami šio motociklo pirmų įspūdžių apžvalgą. Daug dalykų jau pasakiau važiuodamas ir, kaip sakiau, nesiplėsiu apie kitus dalykus, nors trumpai galiu pasakyti, variklis šiame motocikle fantastiškas. Labai švelnus visame diapazone, bet tuo pačiu tiek suteikia daug džiaugsmo keliant apsukas, nemoku apsakyti, reikia pabandyti, kad įsitikinti. Akceleratorius irgi veikia puikiai, stabdžiai labai geri ir progresyvūs, ne patys aštriausi kokiais važiavęs, bet tikrai labai gerai kontroliuojami. Nu, kas liečia apie automatinę greičių dėžę, ar aš pats savo pirkčiau tokį motociklą? Turbūt ne, nes vis tik tai aš esu įpratęs prie sankabos, man patinka turėti papildomos kontrolės, man patinka jausti kojelę po kairę mano koją. Bet manau, šį motociklą gamintojas ir negamina tokiam vairuotojui kaip aš. Tai yra skirtas motociklas galbūt naujai kartai, jeigu taip galima pasakyti, žmonėm, kurie mašinose nesusidūrė su mechaninė greičių dėžė, kurie vairuoja tik automatus ir kuriem galbūt motociklas su mechaninė dėžė šiek tiek gąsdinantis dalykas. Todėl tiem žmonėm toksai motociklas su automatinė greičių dėžė arba tiksliau automatizuota mechaninė greičių dėžė, manau, yra tikrai puikus pasirinkimas. Persijungus į rankinį režimą, jūs turite visiškai mechaninio motociklo jausmą, o jeigu norite nesukti galvos kažkur mieste, įsijungiate į automatinį režimą ir džiaugiatės tuom, kad motociklas pasirūpina viskuom už jumis. Manau, tai yra tikrai teisingas žingsnis, norint pritraukti jaunų motociklininkų į moto kategoriją. Nebereikalo dauguma gamintojų jau pradeda pristatinėti savo automatinių greičių dėžių versijas. Na, o jeigu jums kyla klausimų, ar toks motociklas jums, manau, tai reikia išbandyti patiems.
Kągi, ačiū, kad žiūrėjote ir pasimatysime kitose video. Iki.